Tai buvo karas. Ką reiškia buvo karas? Po karo viskas išdaužyta buvo. Mes gyvenom, kad buvo karas. Mes miškuose gyvenom, vaikai mažiukai, kai buvo karas. Vokietys buvo, Vokietys labai žiaurus. Tas buvo, labai žiaurus. Rusai geriau, kad patėjo mums buvo, nors mes nukentėję yra. Nuo sovietų mes labai stipriai nukentėjom. Bet vis tiek geriau buvo. Vokiečiai nebuvo geri. Taip, išgalabino tuos žydus, iškantupino. Tada galbūt ir mums iškantupinę. Ir mums būtų buvę apkab žydam. 5% būtų palikę. Lietuvių buvo numatę. Tie vokiečiai. O paskui ir jiem atėjo galas. Tai rusas padarė. Padarė mums, daug žmonių padarė. Tai buvo karas. Buvo karas tada. Tai per karą. Paskui Permas sukūrė, vis tiek jau pradėjo gyventi, statybos pradėjo vykti. Kaime jau apsidirba darbas arba pamato, kad koks tai stipresnis darbas, jeigu laiko turi ir ateina. Vieni kitiem padeda. Ne tai, kad užsidirbt pinigų, nulop nuo žmogaus ateina, jiems talkas, patarkit ateina, padėt ateina kaimynai. Turėjom laiko pabendrauti vieni su kitais, ne taip, kaip dabar vieni kitų nekenčia, tik tai gatavi, nežinia ką padaryti, vieni kitiem gerklės perkas. Dabar nežinia, kas čia pasidarė, tu Lietuvoj. Prie Rusų datėm nebuvo. Prie Rusų man buvo geriau. Kur pasiskundė, kur pasikreipė, tau padarė tvarką visur. Da visur buvo tvarka, visur galėjai tu. Dabar tu niekur tu nieko negausi, tavį niekas nekreipia dėmesio ir tu neturi kur pasikreipti, niekur tu neturi. Nuvažiavo kur nors į kitą šalį, ar Baltarusijon, ar tik kur žmogus negali nuvažiuoti. Ką jis tai padarė, kad nuvažiavo. Tai jau vatnikas, tai jau vėl koksai. Jeigu neturi, kas nuveža, kur vežioja, už vežimą sumokė, kad nuveža kur nors, ar pas daktarus, ar ant kokių tyrimų, ar kur nors reikia, tai už viską susimokė ir kad neina sudurt galą su galu, reikia taupyti tuos pinigus. Įgalvoja, kai jie gauna tūkstančiais, tai kur jiems? Ir toks Nausėda dirbis geruose darbuose, dabar vėl po tiek gauna ir tas Skvernelis, tai kur jiem? Kokiu gobšus pasidarė, nežinau, tų turtų, to visko ir vis mažai jiem ir mažai atrodo, kad jie niekada nemirs ir gyvens visą amžių. 5. kolona tai yra, pagal mane tai yra Nausėda, Skvernelis, Šakalienė. Tikrai daug tų durnių. Seniau vis tiek taip nebuvo. Vis tiek buvo kokia tai tvarka. Vis tiek buvo. Kad ir kolūkiai buvo, bet vis tiek buvo tvarka. Aš dirbau ir kolūkiuose visur, taip nebuvo kaip dabar. Žmonės gyveno geriau ir linksmi buvo ir susipažindavo, nuvažiuoja ir kad svetimi tie vieni su kitais. Dabar vieni kitų nekenčia, kad dar giminė su giminėm nesigiminiuoja. Dabar savi su savais, dabar nežinau, kas čia pasidarė. Tai kokia čia Lietuva laisva.